Sveiki, aš esu Liudvikas iš įmonės Rubisolis. Jeigu namuose kaupiasi drėgmė, neįsigaskite, jūs ne vieni. Vis daugiau žmonių ieško efektyvesnių būdų, kaip kovoti su drėgme patalpose. Rasojantis langai, drėgmės kvapas ar per ilgai džiūstantis skalbiniai visą tai reiškia, kad jūsų namuose yra žymiai per daug drėgmės, negu turėtų būti. Vien praverto lango čia neužteks, todėl siūlau daug efektyvesnį sprendimą – oro sausintuvą. Pirmas dalykas – patalpos temperatūra. Jei tai yra vėsesnė patalpa kaip rūsys arba garažas, jums puikiai tiks absorpcinis oro sausintuvas, kuris gali dirbti jau nuo +1 laipsnio temperatūros. Jei patalpa yra šildoma, tada reikėtų rinktis kondensacinį oro sausintuvą, kuris gali dirbti nuo +5 laipsnių, bet efektyviausiai veikia, kai patalpos temperatūra būna 15 laipsnių ir daugiau. Dažnas klausimas, kiek ploto kuris modelis aptarnaus. Tačiau svarbu yra žiūrėti ir į sausintuvo oro našumą. Tai yra, kiek oro per valandą jis apdoroja ir kiek litrų per parą jis gali surinkti. Kitas aspektas yra pagalvoti ir apie kasdieninį patogumą. Kokiu garsu veikia sausintuvas, kokio dydžio yra jo vandens surinkimo talpa, ar galima prijungti žarnelę nuolatiniam veikimui, kad nereikėtų pastoviai išpildinėti vandens. Ir galiausiai papildomos funkcijos, tokios kaip drėgnomatis, kurio pagalba galėsite reguliuoti norimą palaikyti drėgmės lygį patalpoje, valdymo kranas, užraktas nuo vaikų ir netgi skalbinių džiovinimo funkcija. Taip pat turime hibridinių modelių, kurie HEPA filtro pagalba valo jūsų namų orą. Tai ypač aktualu žmonėms, kurie turi alergijų. Taigi, tinkamai parinktas oro sausintuvas ne tik sumažins drėgmę, bet ir sukurs daug geresnį klimatą jūsų namuose. Vis dar nežinote, kokį modelį pasirinkti? Paskambinkit arba atvykite į mūsų salonus Vilniuje arba Kaune. Iki susitikimų.